Visi sveiki mano gėlytės, nes aš esu Adelė ir šiandien yra 4. serija Užburtas kaimas. Tai ką, sėkmės žiūrėti? Kodėl man dabar strigo šitą knygą, galvoju? Išvis, gal ją iškart reikia paimti arba surasti, kad iškart paskaityti, nes jinai būtų... Ankeliam! Oi, ką? Ką tu čia įsigandai manęs, Jėzau Marija? Gerai, aš einu su tavo mama, prižiūrėti arklių, reikia juos pamaitint, nukirpt, susikuot ir taip toliau. Jeigu norėsi, galėsi ateiti padėti. Einam! Gerai. Tai gerai, gal šį kartą dabar paieškoti, nesgi dabar močiutė eina su arkliais dirbti, tai būtų geras šansas paieškoti. Žodžiu, einu ieškoti. Ai, nieko, vėliau paieškoti. Dabar nespėjau pagulėti, nueit. Okay. O, labas, Auste. Labas, gal nori nueiti į biblioteką paskaityti knygų, nes atsimeni, kada mes žiūrėjom, tu sakysi, kad mes nueisim kada nors. Ai, tiksliai sakiau, kad vėliau, nes aš vis pamašau apie biblioteką. Tai einam dabar. Jo, gerai, aš tik greit susiruošiu ir ateisiu greit. Tu palauk prie įėjimo ten. Gerai? Ok. Viskas. Aš jau susirašiau, tai galime eiti. Einam. Pagaliau jau atėjom. Aha. Žiūrėk, dabar mes gal čia neįsim sėdėti, bet tiesiog kažkur pasimsime knygutės ir gal viskas? Kodėl? Kai tiesiog paėmam knygas, atsisėdam gi. Gerai. Pirma knyga yra. Šitą kitą. Kodėl tu tokias keistas knygas renkiesi? Nu, jos ir nėra tokios keistos, jos normalios. Žiūrėk, aš tau papasakosiu tokią vieną legendą apie mūsų kaimą. Nori? O čia ilga? Nelabai, čia trumpa. Gerai, į namuose jis man papasakosi. Žodžiu, klausyk. Vieną kažkokią tai dieną, kažkokiais ten metais, aš nelabai atsimenu, į miestą atvyko tokios 3 merginos, jos buvo jaunos. Viena buvo Gabija, Adriana ir dar kažkokia moteris. Žodžiu, tenais jos atvyko iš tą miestą labai seniai. Ir pas Gabiją jinai turėjo kažkokią prosenelę, kuri buvo burtininkė. Ką? Jinai vieną kartą užbūrė mūsų kaimą ir kažkaip atsitiko taip, kad šitas kaimas pasidarė užburtas ne nuo burtų, o nuo piktosios dvasios. Bet mūsų kunigė apie tai viską žinojo. Tokia ir yra legenda? Aha, tik tai niekada nesužinosi, kaip atburti mūsų kaimą. Bet Gabija yra mano močiutė. Ką? Nu taip. Tai tu dar pasakyk, kad Adriana jos draugė. Taip, kaipgi ne. Jos buvo, kada ten, vakar ir užvakar kažkur buvo išėję. A kur jos buvo? Vakar, kai buvo, tai jos buvo išėję, žinau, kur ta sena degalinė yra, kur nelabai dirba. Tai va, ir ten tos durys, kur atsidarė, aš pagalvoju, kad ten siena išvis. Tenais buvo durys? Jo, jeigu aš tau galiu dabar eiti parodyti. Ne, gal nereikia. Parodyk tą knygą, kur tu buvai pasiėmęs.
Žiūrėk, ką radau. Čia kažkoks ženklas. Keistas biški. Žiūrėk. Kiekvieną knygą. Žiūrėk, o gal jau einam? Jo, aš kaip tik man jau reikia namo, nes manęs mama laukia. Na tai gerai, tai gal dar susitiksime, gal vakare, gal nueisime. Arba rytoj. Jo. Bažnytėlė. Na, davai nueis. Labą dieną. Sveiki. Žiūrėkit, noriu tokį dalyką pasakyti. Kokį dalyką, vaikeli, man? Atsisėskit ir noriu kai ką pasakyti. Žodžiu, klausykit. Nu va taip vat. Nu taip, čia tiesa, kad užbūrė mūsų kaimą ir taip čia tiesa, kad atburti. Bet aš, tai kodėl aš čia prie kom, aš tai nieko nežinau apie šitos burtus. O gal... Man pasakė moteris, kuri buvo kartu su Adriana ir Gabėmi, man viską pasakė ir prisipažino, kad juos užbūrė kaimą ir kad kas atvažiuos į šitą kaimą, nieks nebegalės išvažiuoti. Kokia ten kita moteris, tai aš pati neįsivaizduoju. Tu bibliotekai buvai mūsų? Va. Iš kur tu šitą knygą parovėjai? Neklauskit. Ten. Nu, gerai. Geras. Tokių naujienų. Netgi aš nežinočiau. Geras. Mama, močiute, jūs esate čia? Dukrelė, jo močiutė šiandien nuėjo miegoti anksčiau. Ai, aš pagalvoju, kad jūs ten, o netgi tave šiandien pamačiau, įsivaizduoju. Ateiksies, kur tu buvai šiandien visą dieną? Močiutė pergyveno, galvoja, kur tu pabėgai. Mes tau skambinom, ko tu neatsiliepi mums? 50 praleistų skambučių. Taip, močiutė tau skambino, galvoja, kur tu pabėgai, pergyveno žiauriai. Ai, tai aš ten su draugė ėjau pasivaikščioti. Supratau. Tai va. O tai kaip ten? Noriu kai ką tau pasakyti. A ką tu man pasakysi? Žodžiu, klausyk. Nu, tai va tokia istorija. Tu čia iš tikrųjų? Nežinau, iš intelekto paklausiau, dėl to ir pasakiau. Aišku, kad čia iš tikrųjų. Kodėl aš nežinojau tai apie savo mamą? Žinok, tai aš nežinau, bet jinai rimtai užbūrė šitą kaimą. A tai kaip jie atburt? Kaip mes išvažiuosim iš jo? Žinok, Aš planavau būti čia tik tai 4 savaitės. Jau savaitę praėjo, dar 3 liko. ten man Oi. Dukrelė pradėjai pratęs, kas tau sakė? Žodžiu. Tu nežinojai, bet aš jau į bažnytėlę. Visą laiką. Tu ką, bažnyčiai buvai? Jo, antrą kartą. Tugi bažnyčių nemėgsti, ką tu ten eini? Na tai va, žodžiu. Yra kunigaitė, ką man pasakė. Tai mes čia jau nebeišeisime. Įdomu. Taip pat žodžiu, dar rytoj viską susiaiškinsim. Taip. Nu gerai, dukrelė, jau vėlu, einam miegoti. Gerai. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tai su jumis buvau aš,
Ir